Tęsime 4 dieną. Tai ką turime? Pasikrovėme lašišą virš Oslo, termotranzito terminale ir varom į Barsą, jau esu minėjęs. Kokį grafiką dabar turim? 11:50 Lietuvos laiku pradėjom savo pamainą. Tai jeigu pridėti 21 valandą bendrų laikų, reiškia 2 vairuotojai privalo dirbti iki 8 valandų 50 minučių. Per tas 21 valandą reikia pasikrauti ir turėti nedaugiau negu 18 valandų važiavimo. Aišku, yra išimčių, galima važiuoti po 10 valandų, bet čia kita istorija. Tai ką reiškia, kad mes dviese pasikeisdami po kas 3-4 valandas važiuosime iki kelių, čia gaunasi iki 8, iki 9 ryto. Visą dieną, visą naktį ir planuojame nuvažiuoti apie 1200-1300 km. Tai savo pamainą aš 3,5 valandos jau atidirbau. Truputį užkandom sriubos, lašinukų, svoguniukų, atsilikom buitinius reikalus, išsiplovėm indus, užtrukom kokį 20-30 minučių ir dabar Sergejus vairuoja. Tęsim kelionę toliau. Aš šalia sėdžiu, ilsiuosi. Kaip sakom, antras vairuotojas ant miegamojo vietoje miegoti negali. Reiškia, visą laiką turėsiu praleisti aš sėdėdamas šalia, žiūrėdamas į kelią, bendraudamas, snūduriuodamas ir rašinėdamas video. Iki!